Kails, esmu Glabis. Sveiki, aš esu Glabis. Askuitili inse gerbtun nusan prūsiskan skatysnan, prūsiskan atgimseniem. Aš norėčiau trumpai papasakoti apie mūsų prūsišką judėjimą, apie prūsišką atgimimą. Prūsiskas atgimsenis pagausi en 1980 metų, en ikskatautai, kad Anstvensen rinkosi prūsiska gynybilita tolkimytam. Prūsiškas atgimimas prasidėjo 1980 metais Vokietijoje, kai ten susirinko prūsiška draugija pavadinta Tolkemita. Pansdau prūsiskas atgimsenis pagausi digistuvien Leitavai, kad en Vilniai en 1988 metų pastai gruntins klubs Bilīts Prūsam. Vėliau prūsiškas atgimimas prasidėjo ir Lietuvoje, kai Vilniuje 1988 metais buvo įkurtas klubas pavadintas Prūsa. Kitan metam tika prūsiskas filialis en Ringai, en Kunigsgarbo be en Alnastinė. Kitais metais pasirodė prūsų filialai Rygui, Karaliaučiuje ir Olštyne. Deznimai buvaistas svarvingis prasisinis, kadans manis atkums pagauva Bilītun prūsiskai. Tātad en Ringai zmanis pagavo vaitėtų prūsiskai en 1992 metų. Dažnai būna svarbus klausimas, kada žmonės vėl pradėjo kalbėti prūsiškai. Tai Rygoje žmonės pradėjo šnekėti prūsiškai 1992 metais. Ką mes segėjimai? Ką mes darome? Mes bilaimai prūsiskai. Mes kalbame prūsiškai. Mes turimai prūsiskas bylas kursams. Mes turime prūsų kalbos kursus. Bet einu erains manins mazai izmakintinsi prūsiskan bylan. Ir dabar kiekvienas žmogus gali išmokti prūsų kalbą. Mes en laukījimai prūsiskan bylan be kultūrin. Mes tyrinėjame prūsų kalbą ir kultūrą. Valninimai prūsiskas bylas virdeinan. Tobuliname prūsų kalbos žodyną. Segėjimai prūsiskans dialogans. Darome prūsiškus renginius. Mes peisaime prūsiskans laiskans be kitans tekstans. Mes rašome prūsiškas knygas ir kitus tekstus. Grėmėme prūsiskai, turime prūsiskans muzikis grupins. Mes dainuojame prūsiškai, turime prūsiškas muzikinis grupės. Taigi segėjimai prūsiskans kintupikans en YouTube kanalų. Taip pat darome prūsiškus filmukus YouTube kanale. Dinkum.